pakviesti gabų, įsilavinusi, protingą, aktyvų, savo rankomis, savo gyvenimo sėkmę sukūrusių žmogų į politinės partijas praktiškai yra neįmanoma. Be abejo, tai atsispindi ir Seimo reitinguose ir visa kita. Todėl mūsų vertinimu ir taip pat mūsų kolegų vertinimų iš kitų visuomeninių judėjimų, tik visuomeniniai judėjimai galėtų atnešti tą naują, šviežią vėją, pasikeitimų vėją į Lietuvos politiką. Tik visuomeniniai judėjimai. Ir malonu, kad judėjimas taip šiandien yra vienas iš tų judėjimų lyderių ir geras partneris visiems, kurie norėtų kartu bendradarbiauti su mumis. Žmonėms reikia paprasčių dalykų. Dirbančių ir sprendimus priimančių politikų. Yra rinkėjų pasitikėjimas, yra programa aiški, turi būti sprendimai. Todėl kviečiame atsiraituoti rankoves ir dirbti drauge. Aišku, mes turime savo labai aiškią ideologiją, kuo mes skiriamės nuo kitų. Tai yra atsakingas liberalizmas ir krikščioniškos vertybės. Ir tai nėra šiaip savo žodžiai, tai yra labai svarbu žodžiai. Ir tie žodžiai turi labai gilų turinį, iš kurio mes semėme savo žinias ir savo sprendimų priėmimo principus. Taip bus. Tai yra mūsų rinkiminis šūkis. Taip bus. Padarėm analizę, sutarėm, kad tai yra sprendimas geras, vadinasi viskas. Taip bus. Tai bus tarsi antspaudas po viskuo. Todėl mes ir sakome, taip Lietuvos atgimimui, taip Seimo atgimimui. Kol Seimas neatgims ir nepasikeis kaip institucija, kalbėti apie valdžios institucijų pasikeitimą yra sudėtinga. Sumažinti Seimo narių skaičių iki 101. Seimo narys gali būti renkamas ne daugiau 2 kadencijas iš eilės. Todėl, kad pažiūrėkime šiandien į tas partijas kariuomenės, kurios save išlaiko plėšdamos valstybę, tie patys žmonės. Jauni žmonės ateiti į politiką negali, nauji specialistai į politiką ateiti negali, politiniai lyderiai dėliojasi viską taip, kad tai išliktų. Pakeitimas ir įvedimas 2 kadencijų Seime verstų partijas lygiai taip pat keistis. Be abejo, tam, kad mes turėtume stabilesnį Seimą, reikia kalbėti ir apie Seimo nario kadencijos prailginimą iki 5 metų. Tik rizikuoti nebijanti visuomenės dalis gali keisti esamą padėtį Lietuvoje, skatinti investicijas ir kurti darbo vietas. Ši vyriausybė darė viską, kad sunaikintų smulkųjį verslą. Ir būtent verslo liudijimų naikinimas arba jo apribojimas šiandien yra viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje mažėja smulkaus verslo galimybės. 10% PVM galėtų būti taikomas centralizuotam šildymui, kaip ir dabar yra 9%, taip pat visuomeniniam transportui, viešo maitinimo paslaugoms, visuomeniniam maitinimui ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad šitos veiklos sritys daugiausiai sukuria darbo vietų. Dėl biurokratinių kliūčių, dėl skirtingų įstatymų traktavimo, Lietuvoje šiuo metu yra apie 4 milijardai investicijų, kurios nevyksta todėl, kad kažkas neleidžia, kažkas ginčia, kažkas kitaip traktuoja, sakykime, įstatymus ir panašiai. Šiandien mūsų vyriausybė yra labai susikoncentravusi į labai brangius, neišdiskutuotus iki galo ir juo labiau ekspertų prieštaringai vertinamus projektus. Mūsų tikslas remtis gerąją Švedijos, Danijos, Suomijos patirtimi. Jų valdžių sprendimai labai aiškus. Viską, ką mes galim, mes turim gaminti vietoje. Mums nereikia nieko importuoti. Mes turim išnaudoti savo resursus, kad mūsų pinigai neišvažiuotų iš Lietuvos ekonomikos, arba kaip šiuo atveju skandinavų neišvažiuotų, o liktų tose šalyse. Todėl pasisakome už visapusišką atsinaujinančių šaltinių plėtrą, biokuras, atliekos, saulė, geotermika, vėjas ir taip toliau. Turime pasiekti, kas yra įmanoma, vėlgi žvelgiant į mūsų kaimynų pavyzdžių Skandinavijos valstybėse, kad 80% dujų importo naudojama, pavyzdžiui, šilumai gaminti, būtų jis pakeistas vietos biokuru. Ir aišku, taip pat turėtume perduoti būsto renovavimą į savivaldybių rankas. Tai yra šiuo atveju prie savivaldybių turėtų būti steigtos nepelno siekiančios viešosios įstaigos, renovavimo agentūros ir jos turėtų atlikti tą darbą, renovuoti pastatą. Gyventojui nereikės eiti į banką, nereikės nustatyti savo turto ir visą kitą. Atominė elektrinė. Todėl mūsų siūlymas būtų įvertinti ekonominį tikslingumą šio projekto ir kad įvertintų ne politiškai angažuoti
projekto vykdytojai, o nepriklausomi ekspertai. 16 metais mes turėtume siekti, kad Lietuvoje vidutinis atlyginimas būtų 1000 eurų. Pasiūlymas būtų reorganizuoti darbo biržą į karjeros agentūrą. Jinai turi padėti rasti darbą. Jinai turėtų pasiūlyti darbo galimybės, o nebūti, sakykime, socialinių išmokų tarpinė grandis, kada jau ateinate, pasiimate pažymą ir paskui turite nešti į socialinės išmokos tarnybas, kad jas išmokėti arba panašiai. Aišku, sutaupytas lėšas po Seimo pertvarkymo, tai apie 100 milijonų litrų sumažinus Seimo narių skaičių nuo 141 iki 101 ir visą kitą panaudotume pajamų didinimui Lietuvos didžiajam trejetui. Kas yra Lietuvos didysis trejetas? Tai yra mokytojai, policininkai ir medikai, medicinos darbuotojai. Tiems, nuo kurių priklauso valstybės ateitis, saugumas ir sveikata. Ir aišku, visi sprendimai turėtų būti motyvuoti labai aiškiai į ekonomikos skatinimą ir žmonių pajamų didinimą. Na, o atgimusi Lietuva, be abejo, bus tokia, su krepšeliu, į kurį bus galima drąsiai važiuoti į bet kurį prekybos centrą ir nežiūrėti, ar pieną jums parduoda litro pakete ar 0,9. Taip bus.